Na va, žinai, tai turėjau konsultaciją su darbuotoja ir man sako, kad mama sako iš karto, ar tu turėsi pinigų. Mama manęs iš karto paklausė, sako, ar tu turėsi pinigų, pasidžiaug savo 400 eurų. Supranti? Ir kita darbuotoja, tai va, mama sako, pasidžiaug, o paskui sako, iš tavęs tikrai niekas nieko netims, sako, nes nėra pagrindo. Pasirodo, mano motinos praeitame gyvenime kūrė valdžiai priemonės mane sunaikint ir valdžia per mėnesį laiko iš manęs atims visus pinigus neįgalumo. Per mėnesį laiko. Taip yra todėl, kad mano motinos matė šešėlinį internetą ir fiksavo mano gyvenimą ateityje, kai aš atgimsiu, kad mane valdžia sunaikintų. Ir darbuotojas sako, už tavęs tikrai netims. Čia yra toks klausimas, kuris turi keletą skirtingų atsakymų. Jeigu netims, vadinasi, tai nėra paskutinis gyvenimas. Vadinasi, ankstesniuose gyvenimuose iš manęs niekas pašalpos neatimdavo. Suprantate, aš turėjau daug gyvenimų. Aš turėjau didelę atsargą gyvenimų. Ir pašalpos niekas neatimdavo. Bet, ir dar kitas dalykas, pagal mamą man iš viso net atlyginimo nemokės. Ir aš turėsiu dirbti radio ir televizijos programuose, supranti? Bet tai praėjo, vos tik mane paviešins. Ar aš paviešinsiu ten kai ką. Iš manęs toj pat atims pinigus. Ir sako, to nebus. To iš tikrųjų ne tai, kad nebus. To anksčiau nebūdavo. Pinigų man anksčiau neatimdavo. Supranti, leisdavo gyventi ir linksmintis. Bet šiame gyvenime, šis gyvenimas yra visiškai kitoks. Ir šiame gyvenime man uždraus mokėti pinigus bet kokiam darbe ir bet kurioje vietoj. Tai yra labai sunkus gyvenimas. Tai yra agonija. Suprantate, aš būsiu bomžas. Aš neturėsiu namų, nes iš manęs atims pašalpą ir atlyginimus. Ir man nemokės nei vieno atlyginimo. Šioje planetoje visi yra kaip vaiduokliai. Nėra tikrų žmonių. Tai yra mirusi planeta. Ir be abejo, aišku, kad ateina Rusynas. Nes tokia planeta yra tiesiog pasityčiojimas iš žmonių. Ir daugybė žmonių labai greit susensta anksčiau laiko. Daugybė žmonių labai greit susensta. Ir pastoviai miršta. Supranti? Žmonės šitoj planetoj negali išgyventi, nes paskutiniu metu pasaulis neturi jokios gamtos. Tai yra kalnai, supranti. Ir Jėzus pasakė, moters sūnus turės daug kentėti. Tai va. Sako, iš tavęs netims. Bet iš tavęs netimtų, jeigu tai nebūtų paskutinis gyvenimas. Supranti? Viską iš manęs atims. Ir bendrabutį viską išvarysi gatvę. Supranti? Ir pinigų neturėsiu. Tai va, šitas gyvenimas yra vienintelis, kai iš manęs atima visus pinigus ir pasmerkė mirti Rokiškį.